Toks žaidimas vyksta ir realiame gyvenime. Išdavinėjimus 2 merginos tuo pačiu metu. Šį vakarą, o gal ir anksčiau mūsų redakcija pasiekė prašymas. Suraskit mano vaikiną Virginijų. Suraskite. Ir mūsų nuostabai, o gal ir jūsų nuostabai, šitokius prašymus turėjome mes netgi 2. Merginos vis dar nieko nenutokė, o gyvenimas jau vyksta ir jos yra išduodamos to paties vyro Virginijaus. Živilė, Domantė, duokite man savo rankas. Žinokit, merginos, jūs draugaujate su tuo pačiu vaikinu. Taigi, merginos, norėčiau paklausti, kaipgi jūs jaučiatės? Skauda labai skauda. Gal galite tiksliau, kurią vietą tiksliai jums skauda? Tai čia Kepenis. Kepenis. O Domantė, kaip tu jauties? Viskas kardinaliai pasikeitė. Kas tiksliai pasikeitė? Nestovėk tu taip artimai. Kodėl jūs taip piktai? Kodėl tu nesini mane draugė? O tai jūs pykstate ant Virginijaus ar viena ant kitos? Aš tai ant visų pykstu. O kas tai kita? Živilė, šita mergina išdavinėjo. Tu? Aš. Po šios širdį veriančios akistatos su realybė, aš tiesiog privalėjau paskambinti Virginijui ir išspręsti šią dramą taikiai. Sveikas, Virginijau. Alio, kas čia skambina? Čia laida Meilės orakulas. O, tai ką jau čia ieškosit? Žinokit, Virginijau, ieškome būtent jūsų. Deja, su Virginijumi susitarti nepavyko. Ir jis pareikalavo, kad pačios merginos nuspręstų, kuri vertesnė jo širdies. Tačiau merginos dabar nėra pajėgios priimti sprendimus. Čia ir reikalinga Meilės orakulo pagalba. Ir kaip tik tuo metu į galvą man šovė geniali mintis. O jūs turit kur gyventi? Jo. Žiūrėkit, aš norėčiau pasiūlyti jums... Čia iš migracijos tarnybos, jeigu ką, tai aš nieko nepadariau. Savo kontaktų dėka radau butą, kuriame merginos galės apsigyventi ir geriau pažinti vieną kitą. Aš atvešiu merginas vakare. Nu tai palaukit, tai karoči, paskambinsit man ir normaliai patvarkysim, gerai? Gerai, patvarkysime, normaliai patvarkysim. Gerai. Sveiki. Prašau, čia pinigai. Tai Kas? kada čia kas? Dabar su merginos atvažiuoja gyventi čia tarėmėsgi. Kada? Dabar. Nu gerai. Visi pinigai. Gerai. Food's good, man. Yeah, it's good. Išsipurvinote savo mėgstamiausią maikutę? Tai ne bėda. Su vonių šrūbo jį dings per minutę. Ką jūs darote čia? Iš kur jūs patekot? Duokite savo maikutę, tai Atsitraukit nuo manęs, ką jūs darot? darot? Tu gal durnas spyną išlaužiai? Aš policiją kviečiu. Oi, koks aš netidus. Bet gerai, kad turiu vonių šrūbo, kuris padės išplauti dėmes iš mano rūbo. Vonių šrūbo. Atvykusias merginas maloniai pasitiko buto savininkė Sandra. Ji merginoms aprodė namus ir pamokė naudotis įvairiais prietaisais. Watching as you're sleeping, I'm thinking of better ways to say what you mean to me and clear all your doubts. Touch your heart and touch your soul and let it all out loud. And I say, ooh, yeah. Ooh, yeah.
aš esu Živilė ir originaliai esu kilusi iš Garliavos, tačiau 4 metus gyvenu Vilniuje. Esu Domantė, esu iš Klaipėdos. Tai mes su Virginijum susipažinome, šiek tiek gėda sakyti, bet OneLT ir tuo metu labai visi siuntinėjo tas gėlytės ir aš, aišku, gaudavau labai daug, gausybę, bet Virginijaus visgi tos gėlytės buvo daug gražesnės ir aš kažkaip pajaučiau, kad mes turime ypatingą ryšį. Ieškau labai darbo, susikūriau CV, įdėjau į CV banką ir iškart parašė. Vaikinas vardu Virginijus ir aš iškart sutikau, paskui jau sužinojau, kad darbas web modelių agentūrai, kodėlgi ne. Virginijus OneLT buvo tuo metu labai aktyvus, kai buvo 30 balų, tai tik įkeliu naują nuotrauką, iš karto 30 balų man. Ir tada atsirado 50 balų ir iš karto jis buvo toks aktyvus, kad aš papuoliau į, žinote, top ten pirmus, labai daug žaisliukų turėjau. Po 3 seanso modelių Virginijus mane pakvietė žuvies. Nuėjome žuvies, rūkytos, karščio. Ir po to karščio kažkaip viskas pakrypo kita linkme ir vis dažniau jau prasidėjo žinutės, skambučiai. Iš tiesų, OneLT populiarumas labai gali susukti galvą ir tiesiog tie 30-50 balų pastoviai gauni, tie pirmose 5-tukuose atsiduri, nebežinai kas darosi ir tiesiog žmonės pradėjo kurti kitus profilius su mano nuotraukomis, todėl Virginijus pasimetė tarp mano 3 feikų ir jis nebežinojo, kuriai rašo, todėl aš parašau Virginijau. Ką tu čia šneki nesąmonės? Aš, sako, nesuprantu, sako, aš visai su kitas pasirodo susirašinėjau. Tačiau įsiterpė kitas gyvenimo etapas. Virginijui teko trumpam atidėti iš šoną, nes trūko pinigų ir vis knibždėjo manyje idėja, mano idėja, marškinėlių idėja. Ir užkniso mama, užkniso Klaipėda ir, taip sakant, vėl ant tos bangos į kitą žemyną, į Angliją. Virginijus visą laiką, jisai nežinodavo, kur pokalbis baigėsi ir kur prasideda, jisai tai su viena pašneka, su kita, sakau, Virginijau, tai tu matai, kurį profilį eini. Toks biškiai jisai taip keistas, žinai. Nepavyko, vėl grįžau atgal ir mama nepriėmė ir iš karto tada jau sekiau paskui tą bangą į sostinę. Mes su Virginijum susitikome po 3 metų intensyvaus susirašinėjimo ir mes jau kalbėjome apie sužadėtuves. Žodžiu, tai buvo labai jau viskas rimta ir kai susitikome, žiedo iki šios dienos dar nemačiau. Atėjau, atsistojau ant kilimėlio, paspaudžiau mygtuką, Virginijus atidarė ir sakau, Virginijau, gyvensim kartu. Priešinosi Virginijus ilgai, bet prispyriau aš jį. Man irgi yra šitai buvę, bet po to tai nebesmirdėjo. Ši diena buvo kupina įspūdžių, tad merginos nusprendė ilgai nebevakaroti ir ruoštis naujai dienai. Tai va, yra viena vienvietė lova ir yra viena dvivietė lova. Aš vienvietės noriu. O gal vienvietė dar yra vietos? Prašau. Tavo lova. Mano lova? Galėtų būti mano lova. Tavo lova laukia manęs. Meilės nėra, ji užgeso tavo širdį. Meilės nėra, ji kažkur toli. Pavirto per... Blet, užsičiaupk. Gerai, tylėsiu. Svajonės ir jausmai, kai tu man pasakei,
Kaip gražu. Likim draugais.